Labadiena gerbimieji, sveikinuosi su jumis iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo, kuriame atplaukė labai retas svečias. Švedijos karinių jūrų pajėgų korvetė, Visby klasės korvetė, pavadinimu Nyköping. Tai yra ketvirtas iš 5 švedų turimų tokios klasės laivų ir dabar einu palei jo korpusą. Na, iš principo matote arba gal tiesiog žinote, kad jame, tai yra korpuse, metalo praktiškai nėra, laivas padarytas iš, liaudiškai tariant, iš plastiko, iš kompozitinių medžiagų, todėl labai puikiai atspindi tą radarų radijo signatūrą ir aptikimas yra būtent gerokai mažesnis. Na, viršuje ten matytumėte yra sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Pats laivas iš tikrųjų jame tarnauja 27 karininkai ir 16 šauktinių. Na, ką dar galima pasakyti apie šitą laivą, jisai yra pakankamai įdomus savo tiek išplanavimu, tiek galbūt dėl svorio, variklių taip pat. Jis praktiškai 1,5 karto didesnis, tai yra už mūsų Flyve Fisken klasės laivus, tačiau jisai greitį pasiekė maždaug 1,5 karto didesnį. Kalbant apie ginkluotę, ten yra RBS klasės RBS 15 8 raketų paleidėjai, taip pat ten yra 57 mm Bofors MK3 pabūklas, štai jūs jį ten ir matote tolumoje, reikalo esant pabūklas paslepiamas, taip pat jisai turi 40 cm torpedų paleidėjus, na, kiek pasižiūrėjau, tai yra apie 20 km nuotolis ir dar kas įdomu, kad šitie paleidėjai, šitie torpedų paleidėjai, jie galimai galėtų būti instaliuoti ir į šarvuotus katerius, kuriuos užsisakė taip pat ir Lietuvos kariuomenė. Na, pats laivas iš tikrųjų, kaip minėjau, yra ketvirtas iš 5 ir jo klasė nutraukiama, gamyba nutraukiama, juos pakeis Liulio klasės laivai.